Gerą dieną, eteryje laida Krepšinio savaitė. Prasidėjo kovos Europos taurės turnyre. Pirmieji iš Lietuvos komandų savo susitikimą turėjo Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Deja, Nenado Čanako auklėtiniams pirmasis blynas prisvilo. Panevėžiečiai Antkaroje 66-72 pralaimėjo vietos Turk Telekom klubui. Likus 3 minutėms Turk Telekom turėjo 8 taškų persvarą, tačiau panevėžiečiai po 3 sėkmingų atakų serijos sugebėjo sumažinti skirtumą iki 2 taškų. Prasidėjus paskutiniai minutei šeimininkai pirmavo 4 taškais. Vėliau Lietkabelis turėjo puikią progą sumažinti skirtumą iki minimalaus, jei laisvi tritaškiai tikslo nepasiekė. Ir Antkaros komanda išsaugojusi persvarą šventė pirmą sezono pergalę. Panevėžio klubo gretose Vytenis Livkevičius, Jorgis Kalaitzakis ir Oleksandras Kovaliaras surinko po 12 taškų. Marko Pesarskis surinko 10. Spalio 1-ąją panevėžiečiai namuose susitiks su Jeruzalės KPL ekipa. Pralaimėjimo Europos taurės kovas pradėjo ir Vilniaus Wolves Twinsbet klubas, kuris 69-80 neatsilaikė prieš Stambulo Başakşehir. Vilkai jau pirmajame kėlinyje uždavė gerą toną rungtynėms, o daugiausiai prie to prisidėjo Anthony Kovanas, kuris pirmajame kėlinyje surinko net 15 taškų. Po pirmų 10 minučių Vilkai pirmavo 3 taškais. Vis dėlto Kovanui atsisėdus ant suolo, Vilkų puolimas ėmė strigti. Tuo svečiai pasinaudojo ir dar iki pertraukos sugebėjo persverti rezultatą. Labai skausmingas Vilkams buvo trečiojo kėlinio finišas, per kurį svečiai įgijo rekordinę 9 taškų persvarą ir nors ketvirtajame kėlinyje Wolves bandė priartėti, išsiveržti į priekį jie nesugebėjo. Anthony Kovanas šiose rungtynėse per 32,5 minutės pelnė 20 taškų ir buvo rezultatyviausias pralaimėjusių gretose. Po 10 taškų surinko Jeffrey Tayloras ir Trishanas Termanas. Kitą savaitę Vilkai bandys atsitiesti išvykoje ir spalio 1-ąją susitiks su grėsminga Tel Avivo KPL komanda. Šią savaitę Klaipėdos Neptūno krepšininkai bandė prasibrauti į FIBA Europos taurės pagrindinį turnyrą. Deja, klaipėdiečiai dusyk nusileido Bilbao Basket ekipai. Iš pradžių klaipėdiečiai Ispanijos ekipai nusileido 66-74. Atsakomai mačą klaipėdiečiai pralaimėjo dar didesnių skirtumų, net 59-95. Nors pirmajame kėlinyje Neptūnas dar buvo priekyje, tačiau didysis krachas prasidėjo jau antrajame kėlinyje. Po pertraukos varžovai dar labiau didino persvarą ir ketvirtajame kėlinyje pabaigė varžovų triuškinimą. Neptūnui lieka tik kovos pietiniame fronte, o šiandien Krepšinio savaitėje tai jau viskas. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Iki!